Buvo laikai, kai svarbiausia buvo spėti namo iki sutemų. Kai mama šaukė per lango, mes vis tiek dar delsėm grįžti, nes kiemas buvo pilnas draugų ir nuotykių. Tada dienos prasidėdavo dviračiais, o baigdavosi juoku prie supynių. Mes neturėjom telefonų, bet užteko tik išeiti į kiemą ir draugas jau laukė. Užteko paršelio gumos ir ledo, kad jaustumėsi laimingas. Kartais pusdienį laukdavome, kol kondensuotas pienas virs rududu ir tas saldumas atrodė kaip didžiausia šventė. Basomis bėgdavome per įkaitusią asfaltą, griūdami, juokdamėsi, su nubrozdintais keliais, bet kupini džiaugsmo. Tai buvo vasaros, kurios atrodė begalinės. Vakarai, kai nereikėjo nieko daugiau, tik draugų ir kiemų. Ir nors laikas praėjo, tie prisiminimai liko mumise kaip brangiausia dovana. Čia kaip tik už nugaros anksčiau būdavo Mildos restoranas pirmam aukšte, tai vaikystėje irgi ten dažnai po mokyklos tėtė duodavo irgi pinigų, ateidavom pavalgyti ir irgi valgau vieną kartą šnicelį ir dirbdavau iš darželio mano šeimininkėlė, tokia Ona. Atsimenu, valgau ir taip žiūriu, tarakonas ten šalia tokia, kaip būdavo, kaip siena, pradėjo ten roboti, bet toks mėsinis visas, nemažas. Ir ta Ona tik tai šnai taip su ranka užmušė, sako, valgyk, nebijok, jie nesikandžioja. Nebijok, jis nesikandžioja. Tai šiandien kaip tik randuos vienoj tokioj, sakyčiau, iš labiausiai tarybinius laikus primenančių vietų ir praktiškai labai daug nepasikeitus. Vidų interjerų, ypatingai pirmam aukšte, tai Šiaulių televizorių gamykla Tauras. Tai ši vieta, man jinai artima dėl to, kad čia dirbo mano abu tėvai. Ir aišku, čia švęsdavom eglutės, tokia būdavo eglutė šventė, tai praktiškai švęsdavo pusę miesto, vos ne pusę miesto vaikų. Aišku, tų gamyklų ten daug buvo, ir Vairas, ir Nuklonas, bet tiesiog, kiek pamenu, būdavo Keistuolių teatras, atvažiuodavo ten Senis Šaltis, visi gaudavom tas dovanėlės tokias, popierinių maišelį ir ten saldainiai. Ypatingai, aišku, tie būdavo nemylimiausi ananasiniai, bent asmeniškai man, kiti ten kregždutė ir panašus, pusė bėdos. Ir kadangi tėvai dirbo toj Tauro gamykloj, tai mes gaudavom kelalapius tada irgi į Tauro stovyklą. Praktiškai visada pasisekdavo jos gauti, nes nebuvo netgi taip paprasta. Ir aišku, nuo 6 metų ten su seserį pradėjom važiuoti praktiškai pirmą kartą. Ir nuo televizorių gamyklos įsodino mama ir abu su sesė buvo tada po 6 metus ir išvažiavom į Tauro stovyklą. Tai vienas toks irgi iš įsimintiniausių momentų buvo. Tauro sporto salė irgi praleisdavom daug laiko, nes mūsų klasiokė čia gyveno su broliu, jos tėvas buvo direktorius. Tos sporto salės tai ateidavom čia pastoji pradinėse klasėse, kokį pusę klasės. Žaisdavom bušido, imtynių visokių ristynių iki pergalės. Varydavom, aišku, po to varžybos visos ateidavom. Apačioj buvo pirtis, tai ir čia mūsų vaikų gimtadienį, šeimos šventės būdavo tiek pas klasiokę, ten pas Dainorą, pas jos brolį Čelą, irgi čia tokie rimti gimtadieniai visada būdavo, tai nebūdavo čia nuobodu, tai nemažai irgi čia prabėgo toj vietoj valandų. Tai čia visas veiksmas vykdavo
prie 14 darželio, čia kaip tik kalniukas. Toksai būdavo žiemą, mes nuo jo ten čiaužydavom, žaisdavom karalių, ten kai stumi. Nuo sniego turbūt daugelis turėjo tokius kalniukus. Toj mažoj gatveliai žaisdavom ledo ritulį. O čia daugiau irgi daugelį laiko praleisdavom tam darželį, nes čia Knivos gatvėje kaip tik gyvendavo, pagrinde mūsų klasiokų daug, ten Knivos 10. Ir taip tokie buvo draugai, atsimenu, ten toks vyresnis. Blinda vardas, liktai Tadas būdavo, jo sesuo, liktai Vika. Po to mano klasiokai, ten Andrius, jo brolis vyresnis Dainius, ten jo sesuo Rasma. Ir čia vykdavo visi žaidimai. Ten halų hala, začiem sluga ir taip toliau viskas sukdavos būtent tame rajone, čia visas judesys. Tai Knivos 10, kai tik gyveno mano geriausias pirmos klasės draugas Andrius. Ir pas jį dažnai irgi ateidavau. Turėjusiai tokią spintelę su permatamu veidrodžiu ir ten būdavo sudėti kinderiai. Tokia paspausdavo mygtuką, ten įsijungdavo tokia švieselė. Tai atrodydavo viskas irgi ten tuo metu kaip stebuklas. Ir jo tėvai važinėdavo tais metais į Almatą, ten kažkur tai į Rusiją. Kadangi visi irgi buvom tokie draugiški, tai jis irgi parodydavo, kur po lovą tėvai slepia pinigus. Dažnai irgi su juo eidavom, tuo metu būdavo dolerinė tokia Vilbara centre, tai jis irgi ten pavaišindavo kokiais tai ten sausainiais su bananų kremu. Dažnai vaikystėje tai eidavom žaisti tas statybas ten tolumoj. Kiti ten turėdavo pasistatę būstinės, to būdavo toks per upelį vairas toks ištiestas lynas ir per jį vairas toks eidavo, tai vieną kartą irgi nukrito man ant galvos, irgi buvo įdomiai. Tai čia viena už nugaros iš pagrindinių vaikystės parduotuvių, Vilija, už jos kaip tik stogelis. Ant to stogelio irgi klasiokas Andrius mane ten dažnai vaišindavo spangulę su cukrum ir prisižiūrėjęs ten video filmus sakydavo, čia yra narkotikai tokie rūgštus, bet žiauriai skanus. Taip atrodydavo vaikystėje. Pradinėse klasėse kaip tik eidavom visi pas dantistą, taip nuvesdavo visą klasę į 3 aukštą. Ir toks dantistas vyras būdavo pavardė Čiapas. Ir aišku, ten visi, ko laukia, nervuojamės, pergyvenam, ten klausė, kaip kam. Ten buvo, gal ten kokiam dantį ištraukė. Ir man irgi vieną kartą jisai varkė dantis, ten pirštą įkišo, kažkur žiūrėjo, kažką paspaudė ir aš jam į pirštą įkandau. Ir aišku, jisai davė man biškį tokį lengvą per veidą, kad atsipalaiduot, bet tie ypatingai seni dantų taisymo aparatai, kur su koja tokie minami rusiški būdavo, vien jau ten pažiūrėjus į jį būdavo jau baisu, ką jau ten kalbėt, kai reikėdavo eit pas Čiapą, tai ten iš viso būdavo pati blogiausia diena. Kartą irgi jom žydukai su tokiu vienu pažįstamu ir kaip tik jau į pabaigą prisirinkom ten per visą dieną ten tų saldainių, kapeikų, į maišą viską dėdavom ir nuėjom į laiptinę, pas mane pasidalino. Ir ėjau aš į biškį palydėt ir prieina tokia, keletą metų vyresnį iš matymų, iš mano mokyklos, aš ją žinau, ir klausia mūsų, kur yra Pirmūnų 6. Ir mes taip dairomės ir liktai tokio numerio net nėra mūsų gatvėje.
sakom, nu liktai nėra, dairomės, jau tai pritemė ir kažkas tai tik iš galo tai pribėga, capt už maišo, to draugelio maišo ir pabėgo. Nu ir aišku, jam nuplaukė tą dieną visi saldainiai, visos kapeikos, tai teko dar sykį po to pasidalinti kartą. Tai baba mano buvo iš Rusijos, tai jinai kalbėdavo pusiau taip visada rusiškai su akcentu ir dirbo mokykloje valytoje. O tai aišku, man reikėdavo tenai dažnai padėti, tiek man, tiek sesiai. Mokytojai, kai matydavo, kad babai padedam, tai aišku girdavo, o kokie ten geri, ten šaunuoliai ir panašiai, bet būdavo ten, nu, gėda, nepatogu visą, jeigu ten kiti vaikai pamatydavo, ten klasioką ar iš kitų klasių galvodavo, nu, visą tekdavo kažkaip tai slėptis, jau matai, kad ten kažkokie tai susibūrimai ar panašiai, tu ten su kažkokiu tai kibiru stovi ar šluot, ar ten valai palangės, tai būdavo visada kažkaip tai gėda. Nu, o baba būdavo aišku gera, duodavo visada ten tų kapeikų, po to ten tų litų stengdavos mums visada duoti. Nu, aišku, kai nenorėdom padėti ar kažką tai jau sakydavo taip su savo to rusišku akcentu tokiu juokingai, nu gydasa, sakydavo, nu tinginėlis, nu nenori padėti. Ir aišku, mes su sesė ten pastoju iš to juokdavomės. Ir čia kaip tik anksčiau nuo vaikystės būdavo poliklinika. Nu, poliklenkė visai ten vadindavom vaikų. Ir kartą irgi atsimenu su klasioku, su Andrium. Mes čia einam, kažkaip mus pasikvietė už tos poliklinikos tokie vyresni berniukai. Nu, atseit ten kažką tai parodys. Nuėjom ir norėjom mus tenai primušti. Žodžiu, ten 3 ar 4 buvo, nu, net nežinau, nei kas, nei kaip, dėl ko. Žodžiu, galvom, nu dabar jau bus ragas. Ir atvažiuoja kažkaip tai kaip ne iš niekur. Jo brolis vyresnis, jisai turėjo Delta mopedą ir kaip koks atskalūnas atvažiavo iš karto, net nieko neklausė, ten vienam spyrė, antram spyrė, nu, reiškia, mus išvadavo, nes jau galvom, čia kažkaip tai baigsis mums blogai. Po to buvom pradėję irgi daugelis čia iš rajono, tai tas Blinda, keletą klasiokų, atsimenu, ir toks Ryčka ten šalia mokyklos gyvendavo, toks būdavo su antsvariu, apkūnus. Baba jam irgi jo močiutė buvo tokia pasiuvus kimono. Atsimenu, man irgi baba buvo pasiuvus kimono ir sportuodavom, eidavom į šimtinę profkę, ten būdavo dziudo tokios treniruotės ir treneris kartą pasakė, sako, kas laimės varžybas, tai tas važiuos į Klaipėdą, ant 3 dienom bus varžybos ir aš atsimenu, pavyko man laimėti. Kas laimės varžybas, tas važiuos 3 dienoms į Klaipėdą. Apgavo, nežinau kaip ten gavos, bet į varžybas nenusivežė ir kažkaip supyko ant to trenerių ir nebelankiau. Tam name kaip tik anksčiau buvo kavinė Tuja, tai irgi viena iš vaikystės tokių mėgstamiausių, lankomiausių vietų, nes būdavo dažnai tėtė duodavo pinigų, kad po mokyklos galėtumėm grįždami namo pavalgyti, aišku, ten valgydavom cepelinai, nu ir būdavo medučio tortas, toks bombinis. Tai tokia vaikystės viena iš pagrindinių mūsų mėgstamiausių vietų būdavo. Tai mūsų gatvėje gyveno tuo metu irgi toks mafiozas Rimša. Tai dažnai, jis buvo kaip ir tėvo pažįstamas, tai dažnai irgi ten, kai eidavom į mokyklą, rytais prie savo namo čia nuosavo stovėdavo. Su šunim turėjo 2 stafaršyrus, ten balandžius augindavo. Šiuodavo irgi tokia stora auksinė grandinėlė. Ir visi kalbėdavo tuo metu tą mafiozus, ten mafiozai tą, mafiozai aną. Ir aišku, ir mums vaikams atrodydavo kieta, nes, žodžiu, tais laikais mafiozų temos tai buvo labai populiarios ir dėl to mūsų vaikams atrodydavo, kad čia yra kietai viską. Tu, atik čia. Kas
čia rajone, mes čia rajone, kas čia rajone, mes čia rajone, kas čia rajone, mes čia rajone, kas čia rajone, mes čia rajone. Mes su savo hebra turim rajoną, respektą turim, univerų nelankę, bet pro neaptų žiūrim.